Sveiki visi, čia dabar bus paskutinis mano video gidas, kaip sukurti World of Warcraft serverį. Taigi viską padarė, kaip rodžiau anksčiau, einame į WoW folderį, einame į Ascent ir atsidarome ascent.conf folderį su notepadu. Taigi čia visokių nesąmonių prirašyta. Mums reikės viską sukonvertuoti va čionais. Taigi, World Database hostname rašome localhost, gal būna, username rašome jūsų databazės username, kurį rašėte. Aš rašiau, buvo pas mane adminas, pasvardą pasidariau pasą, kaip žinote. Viską rašyte, kas buvo database instaliacija. Vardas database. Pas mane buvo WoW Legion, o jūs rašykite, koks buvo jūsų hit database folderis. Herktaro database username rašote tą patį, ką ir čia darėte. Localhost username. Admin. Passwords. Pass. Database. WoW Legion. Portą nieko nereikia, tai viskas gerai. Taigi čia viskas išsaugojame ir išeiname. Dabar einame į logon server.config, atsidarėme su tą patį ir čia viską dabaigiame, kas būna. Čia, kur yra localhost, paliekame, username rašome admin, password pass, name. Pavadiname WoW Legion. Portą paliekime tą patį, viskas išsaugome. Jeigu čia nieko nereiks ir išeiname. Einame į realmis.conf folderį. Atsidarome su notepadu. Taigi, čia matė jūsų IP adresas. Dabar, jeigu bus toks pat kaip 127.0.1 žaisite vietinėme tinkle, jeigu norite žaisti su kitais žaidėjais, šiandien pakeiskite savo išorinį IP adresą arba hamachi adresą. Taigi, čia pakeisite realmisto vardą. Čia pavyzdžiui, jūsų serverio pavadinimas koks bus. Aš pakeičiu WoW Legion. Čia irgi tą patį pakeiskite, jeigu išorinį IP adresą arba hamachi adresą IP. Gerai, čia viską daugiau nieko nereikia. Išsaugome ir išeiname. Spaudžiame dabar taip. Ascentą spausime ir logon serverį, bet prieš spaudžiant logon serverį įsitikinkite, kad įjungtas jūsų yra WAMP serveris, nes kitaip neprilys. Tada spaudžiame logon. Matai, viskas ok, vienas accounts panašiai, worker. Tas mažiname, spaudžiame Ascent. Kaip matai, krauna viską čia. Dabar. Viskas gerai. Vienas serveris, vienas realmas. Pingtis, pinkins. Pingašinas, gerai viskas. Išeiname. Dabar einame WoW, D, Program Files, World of Warcraft. Sudarome realmis.ctp failą su notepadu. Ir taip prašome set ream list ir savo tą 127.0.1. Čia kitaip, jeigu bus hamachi IP adresas, tai rašykite hamachi IP. Aš pakol kas rašau vietinį tinklą arba išorinį IP adresą. Saugome ir išeiname. Taigi aš pasižiūrėsiu, dabar viskas normaliai čia. Taigi, kur man truputį klaidą padariau, reikės grįžti. Atrodo, nesvarbu, pasitikrinsiu dar kartą. Taip, klaida padaryta pas mane, atsiprašau labai. Open. Reikia rašyti real
list 127.0.0.1 save uždarome, jungiame serverį. Rašome niką admin, pasvardą pas. Taigi serverį leida mūsų United States, Suggest Realm, WoW Legion Realms accept. Create character, rinkitės, ką norite kurtis ir panašiai. Išeiname. Taigi, parodžiu, kaip sukurti savo World of Warcraft serverį. Jeigu norite gauti World of Warcraft tokius pat failus, kokius aš turiu, bei jeigu kas nors nesupranta, ką daryti ar neišeina, rašykite man į Skype, mano nikas Skypės amatcuram. Parašykite, aš jums atsiųsiu failus, paaiškinsiu, kaip viską ką daryti, iš kur atsiųsiu ar panašiai, taip pat atsiųsiu. Ačiū, kad žiūrėjote, viso gero.